Šiandieną pašnekėsime, kodėl Ethereum turėtų pasiekti 20 000 JAV dolerių per vieną tokeną. Ir negaišinam laiko, nes turime visus argumentus kompe ir keliaujame. Kaip mes matėme praeitą bullruną, aš tai esu, pavyzdžiui, 4 metų ciklo tikėtojas, tai mes praeitą bullruną, kaip matėme, neturėjome kažkokio čia nuostabaus kilimo aukštyn, mes pasiekėm seną all-time high, biškį pakilome aukščiau ir pasileidome žemyn. Bet mes turime labai daug informacijos būtent šitam grafikui. Jeigu mes atsidarome dienos savaitės grafiką, ką mes matome, tai kad 2021 metais mes turėjome čia breakoutą, būtent šitoje vietoje. Tuomet čia susidarė resistance, nes čia buvo naujasis all-time high. Ir tada mes nukritome vėl žemyn, kur galų gale mes čia vėl radome supportą ir nuo čia pakilome, nepasiekėm dėja, ko mes norėjome, radome, kaip matome, vėl čia supportą, pasiekėm resistance, na ir vėl nukritome žemyn iki supporto. Ką tai parodo, kad pagal visą patterną mes nuo čia turėtumėm atsispirti ir keliauti aukštyn. Dar vienas svarbus dalykas, tai galime pažiūrėti Ethereum dominance. Ką mes matome, kad Ethereum dominance kyla ir mes turime lygiai tokį patį grafiką. Čia turime supportą, nuo čia atsimuša, kyla aukštyn, nuo čia atsimuša, vėl čia kažkas vyksta ir vėl mes grįžtame prie supporto, nuo kurio mes turėtume atšokti ir kilti į viršų. Bet čia yra būtent Ethereum dominance. Mums kas yra svarbiausia, ką mes visi laukiame nuo jau praeito to ciklo, nuo praeito bullruno, būtent šitas grafikas, Bitcoin dominance nukristų žemiau 50%, 55 arba ten taip ir taip, nes tada skaitosi, kad prasideda superinis, nuostabusis bull marketas, altcoinsų seasonas. Bet joks kitas altcoinsas negali šito Bitcoin dominance numušti žemyn taip stipriai negu Ethereum, nes Ethereum yra antra pagal didumą valiuta. Jinai pradės kilti ir pradės kristi Bitcoin dominance. Lygiai tą patį mes va čia ir matome. Čia yra vienas, 2 pasiekia, nuo čia kyla ir mes turime lygiai tokį patį patterną ir nuo čia kažkur aš manau, kad pradėsime kristi žemyn. Taip, aš nesakau, kad čia atsitiks po savaitės, po 2 mėnesių, po pusės metų, bet reikia susikoncentruoti, kad tai jau vyksta. Mes tai matome prieš akis. Kripto rinkoje yra sunkiausia nuspėti laiką. Bet jeigu man reikėtų spėti, aš sakyčiau, kad tai įvyks per ateinančius 3, 9, maksimum 12-15 mėnesių. Ir ką mes čia turime? Ane? Bitcoin dominance, visa kita, mums šitas yra labai aktualu, nes kaip minėjau, aš numatau, kad Ethereumas jisai keliaus iki 20 000, kokių 15 000. Jeigu mes žiūrim, tai atrodo kosminiai skaičiai, bet tai čia būtų tik tai, nuo dabar būtų apie 10x Ethereum. Ir kodėl aš sakau, visi dabar sako, kad Ethereumas yra miręs, Ethereumas yra šūdo gabalas, jį neapsimoka investuoti. Galim paimti labai paprastą, tiesiog patterną. Bitcoinsas. Būtent šitoje vietoje įvyko FTX crashas, Covidas, visa kita, kas įvyko, Bitcoinsas sakė, kad yra miręs, žlugęs, nieko vertas. Ką Bitcoinsas padarė? Tai buvo Bitcoinso runas, Bitcoinsas padarė 7x. Pats Bitcoinsas. Solana. Lygiai mes turėjome tą patį. Įvyko crashas, pradėjo pardavinėti visi Solana, visa kita, mes turėjome crashą, visi sakė Solana, kad yra miręs. Solana nukrito net iki $10. Kas atsitiko, kai visi sakė, kad Solana yra mirus? Turėjom Solano runą. 27x padarė nuo savo dugno. Ir dažniausiai kripto rinkoje viskas, kas yra mirę, staiga tampa gyva. Geras pavyzdys būtų ir tas pats XRP. Jisai buvo ilgesnį laiką miręs, nes jo biškai toksai kitoks principas, jisai buvo paduotas į teismą, visą kitą. Nu, kas domėjosi, tai žinojo, bet kai jisai laimėjo teismą, išsibotomino, nes čia vyko akumuliacija, žemiau nekrito, tiesiog žmonės pirko, kas atsitiko, jisai padarė irgi 6x. Dabar, kaip ir minėjau, visi šneka, Ethereumas miręs, Ethereumas nieko gero, čia jau taip ir taip, iš čia nieko nelikė. Aš manau, kad kada taip šneka visi, ką mes pamatysime, didžiausią Ethereum runą, nes kaip ir minėjau, praeitą bullruną mes neturėjome, mes turėjome tiesiog vos patapinom naują all-time high ir nukritome žemyn iki supporto. Bus įdomus laikotarpis ir sakau, dažniausia kripto rinkoje, kai visi sako, kad kažkas mirė, tas dalykas yra iš tikrųjų nemiręs, o tik tai laiko klausimas ir dažnai būna, kad jau likę labai nedaug, kada jisai padarys savo šuolį. Turime prieš akis grafiką, toliau galite patys spręsti. Kaip ir minėjau, kripto rinkoje yra sunkiausia nuspėti, kada pirkti, bet nukeliavęs į metinę.lt, tu gali tai pagaliau padaryti. Kodėl? Nes jeigu tu atkreiptum dėmesį 2022 metais, čia gali pažiūrėti šitą vaizdo įrašą, mes nuspėjome Bitcoinso dugną. Mes Bitcoinsą pradėjome pirkti prie 19 000. Bitcoinso dugnas 15 000. Įsigijęs šitą narystę, tu gauni ją metam, gauni skanuok.lt ir svarbiausia, per šitus metus tu tikrai būsi nuvestas tinkamu keliu, kad pagaliau ir tu pamatytum uždarbį iš kripto.